Savo daiktą panašų, pavyzdžiui, mes ir butelį ten, balzamo, kad ten visokių smulkių ratas, kad du rado, ten pas kiekvieną žmogų gali būti garaže atskiri du ratai. Pas mane vogtus daiktus rado, ten paėmė kavą, arbatą, Napoleoną konjaką, ten per visą Lietuvą pažiūrėjau, kas kam pavogė, vogti daiktai, kokį ten vogti daiktai. Tai teisėjas nusprendė, kad aš kavos negalėjau nusipirkti, sako, kur pas tave 4 bankės kavos, sako, turgų nusipirkau. Teismo išvada, kad daktaras negalėjo 4 bankės kavos nusipirkti. Ten po 10 rublių, po 5 rublius buvo ta kava. Negalėjau. Napoleoną kavą aš juk negerdavau, ne alkoholikas, ne alkohol negeriu. Laikydavau Napoleoną. Napoleoną aš irgi negalėjau turėti. Ką veikiam? Ką? Norėjom geriau gyventi. Ką veikiam? Bet, sakykime, tie nusikaltimai dabar šiai dieną atrodo tokie, gan juokingi, sakykime, tokios vagystės, lapių vagystės, ten šunų nuodėjimai ir taip toliau. Kaip šiai dieną atrodo tie visi dalykai? Nu, ten, daleiskim, jeigu imam tai iš dalies, tais laikais nei aš nuodėjau šunys, nei aš ten vagiau kažką tai. Ten, daleiskim, tie 5 žmonės, kur 9 mes buvom bendri, 5 buvo, jie pasakojo per teismą, kad mums privertė policininkai sakyt, kad mes ten, jie ten 5 ir vogė, o mes 4 nieko nedarėm. Nes mes nuo pat pirmos dienos taip visi sakėm. O tie 5 vogė darė, užlėtė mumis kartu pasadino. Tai gaunasi, kad tokie įrodymai buvo tvirti, kad mes kartu ir dalyvavom kartu su jais. Jie sūnų atiteisė į kambarį. Aš ėmiau rėkt. Ir kad ėmiau rėkt, tai man pribėgo už burnos, užėmė burną, akis ir liepė nerėkt. Ir braunykas prie šono, man prie galvos. Tai aš prižadėjau jiem nerėkt. Sakau, tik nekankykite vyrai. Nu, paskui mane o sūnų tuomsyk atiteisė. Mano akys buvo uždengtos, jie pratysė į kambarį tą. Ir paskui mane nuvedė į kambarį. Sūnų mūčina, muša, daužo, spardo visokiam madom. O mane pasodino ant lovos ir liepė sėdėt. Tai aš ant lovos jau sėdėjau, niekur jau aš neėjau, kur jau. Paskui jaučiu man kojas riša. Kojas kaip surišo, nu mane paskui vedė iš to kambario. O da sūnus įliko. Tai aš tik apvedė mane, vyrais kuprūks mane vedat. Aš nežinau, ar jie mane kart vedė, ar jie mane šaut, nežinau. O sūnų sako, muša vis apkankino ar spardė ir ant sūnaus susilipė buvo su čebatais, kerzavais. O kaip aš perkentėjau, kaip aš vadaš, kaip jis sako, širdies ir ligą turėjau, nežinau. Kas iškėlė tą daktarą į priekį? Iškėlė pinigai. Man atrodo, tokių, sakysim, lygio nusikaltelių kaip daktaras 90 metais buvo Kaune nemažai sugrįžus iš laisvės atėmimo vietų. Bet iškilo jis, kuris sugebėjo jėga, smurtu ir tame tarp ir pinigais pasiekti tą savo laiptelį. Ir kai jau žmogus pasiekė tokį lygį, tai yra organizuotos gaujos lyderio vietą, tiek teorija, tiek praktika rodo, kad prasideda susiliejimas su valdžios struktūrom. Viskas turbūt turi tą tekstą. Viskas taugas. Turėjo ir sargyba, Lietuva žinias. Gali skaityti. Su nuotraukų nėra ten? Yra, su nuotraukų. Yra Barbė Gražolėvo, šitas jau Barbė Gražolė ir čia aš nekaltas. Matai, vienodina. Velnis su angelu. Prašau labai. Pasižiūrėk, čia paleisi. 3 vaikų mirtinių prisiekė, dabar 4 vaikų mirtinių prisiekė, kad aš to nusikaltimo nepadaręs.
Čia mane pasodino grinai politiniais sumetimais, kažkas pasidarė savo pliusą karjerą. Aš noriu pirmiausia šitą rodyti. Jeigu aš dariau nusikaltimus, man įrodo, kokius padariau nusikaltimus, kai Sadeckas man įrodė. O dabar tai čia pasodino grinai šlimputę. Patys įtardytojai sako, liepia mums, iš aukščiau mes sodinom viską. Nesako, tu kaltas ar nekaltas? Koks pas mane nusikaltimas? Jeigu šefas atgavo mašiną, jis man parašęs nemorališkai, nemateriališkai, jokių pretenzijų neturi. Vienas Milievskis ant teismo pasakė, kad aš turiu, daktaras pasakė, kad aš turėsiu problemų. Viskas man davė 7,5 metų. Tai ką aš sėdžiu? Aš noriu pilnai perrodyti visuomeniai, kai ten mane Ašmedžiai iš pradžių varė toks ir toks, kad aš tikrai to nusikaltimo nepadarė. Tutto l'anno e all'improvviso eccola qua, e è partita per le spiagge. Kiek girdėjau, Kaune nusikalstamų grupuočių nėra. Visi autoritetai išaudyti, liko jaunimas, palaidas, ką nori tą daro, ką nori pjauna, ką nori žudo, ir supratimų nėra, pavojingi dabar visiems. Leiskim pačiam ir man pavojingi, ką aš nueisiu, ten saties gal daleiskim pas mane, ko nors atsidarysiu firmą ar kitos. Jam daktaras ar kas jam niekas, jis supratimų neturi nei jokio, vienas įrodo. Daktaras, ne daktaras, jis nori gyventi, nori šiandieną būti bagotas, rytoj jam vėlų būsiu. Prisišaudė narkomanai daleiskim tas jaunimas. Žinoma to, kas atvažiuoja. Komunistų laikais dar buvo, reikėjo dar priverstinis mokslas buvo, o dabar tai mokslo nėra. Jis išvis ne vienos klasės nebaigęs, jis nieko nesupranta. Muzika pim-pom-pam, varo tik. Nieko nežino. Kokias jam panėtės, jam daktaras, jis laikraščių neskaito, ne televizorių nežiūri. Kaip jis buvo autoritetas, taip ir bus. Kaip visi prieš jį lankstys, taip ir lankstys. Jisai savo žodį kaip laikė, taip ir laikys. Kaip buvo daktaras, taip ir bus. Jau prieš jį jo žodis paskutinis. Dabar gerai likęs ir Lūras, viską tam vadovauja. Tai jeigu, tai kaip sakant, tas jaunimas barzdėlėm, tai seniai to Lūrų jau gyvo nebūtų. Dabar jau Lūras tam viską vadovauja. Tai ką jis nusišneka čia, kaip sakant, nori, kaip sakant, prieš kameras, prieš žmonės pasirodyti, kad jis geras ten ir taip toliau. Tokių dalykų nebuvo ir nebus. Jisai vieną šneka, o kitą galvoja. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Partita per le spiagge, sono solo qua su in città, sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va, azzurro in Dar vienas iš autoritetų toks yra Beškinis. Jisai irgi tai dabar tapo verslininku, viską. Kokį jisai, sakykime? Man atrodo, ar nebuvo konfliktų pas jūs kažkada tai? Ne, tai jisai girdėjo, sustiprintos įdėjo, ne, jisai jaunesnis už mane, kiek kokia 10-12 metų jaunesnis, nes jo nei draugai, nei priešai. Žinau, kad toks yra jaunas, girdėjau, kad jisai gerai gyvena, irgi turi savo verslą, girdėjau, Kaliningradė ten kažką tai bizniauja, čia Lietuvoje jam sunkiai gaunasi, tai Rusija. Ne, tai ką jisai niekad tiek nebuvo, nei koks vagys, nei kas. Jisai. Man daugiau jisai prie inteligentų, toks prie aukštuomenės linkęs, tai bendrauti. Aš tai užaugęs ten, tam Džimbinių kvartalė, Samalkat. Jisai tai ne, jisai visai kitokio lygio. Daktarui, kaip sakant, Kaune, kaip sakant, jokios konkurencijos nėra. Viena konkurencija buvo, kur, kaip sakant, priešinus, kaip sakant, Daškinė buvo. Viskas, Daškė priešinus, nes Daškė buvo jau net, kaip sakant, į pravardę įklėję Lietuvos Al Capone, nes ten palauk nebuvo. Tai vienintelis žmogus, kur, kaip sakant, tai Daškė buvo, kur daktarui galėjo sudaryti konkurenciją. O taip dabar Daškė vienintelis, kai druk išėtų daktaras, tai vienintelis žmogus, kur sudarytų daktarui konkurenciją. Ja, o taip apie kitus tai nėra ką kalbėtum. Jeigu išeičiau laisvę, tai Paulauskui duočiau 11 iš karto. Ant jo medžiagos tai tikrai daug yra. Ten toks žmogus supuvęs, kad jis nieko švento neturi. Aš nežinau, kam jis gero padarė.
Jis absoliučiai niekam geras, tik tai sudaro įvaizdį. Tėvas jo senas saugumiestis, turi savų gerų senų draugų. Mokyklą praėjo ten gerą visi, jam geri remia, viską daro. Ten tai iš tiek laikų bėgant išaiškės jam. Čia dabar jis vaizdą sudaro, gražiausias vyras, taip tinka gražuolis, gražuolio barbė. Daleiskim, neįsivaizduoju, kaip dabar man reikėtų daryti, ką išėjti. Man advokatas sako, tu reikia būti kieme, 4 kameros, kad tave žiūrėtų, ir dar visi kaimynai būtų liudininkai. Nes ką padarys, tave iškart grėbs. Daleiskim, kad ten Panevėžy nušovė ten tos prokurorus. Tai man jau būčiau, daleiskim, aš Kaune tai būtų, tai man iškart grėbtų jau. Tai sakau, tu 4 kameras, dar 10 kaimynų, kas buvo namuose. Ir tai sakytų, su telefonu gal tu laiku kalbėjai. Man tai būtų, sakau, man čia Lietuvoje čia daryti nėra. Čia mane išleisti, tai iškart reikia bėgti nors užsienį keisti koks. Pavardė Petraitis ar Jonaitis, bėgi Lietuvos, nes čia kas nors bus, tai arba sėdėti pas komisarą. Tai sakys, čia specialiai tai Albį savo darai. Ir man jokių šansų laisvė išbūti nėra. Tu nemanau, kad daktaro grupuotės jau nebėra. Tikrai ne. Yra jo draugai, jo pasiekėjai, jo bendražygiai kabutės. Jie likę yra galų galia jo įtaka, jo autoritetas. Nusikalstamą pasaulį. Jeigu taip duos man Dievas pamatyti laisvę, tai ką aš darysiu? Aš mėgstu žmonėm daryti gerą. Mėgstu, kai man sako, ačiū Henrikai, kad padėjai. Tai aš linkme ir eičiau. Daryčiau firmą, plėščiausi, žmonėm daryčiau gerą. Mano hobi toksai. Man nesvarbu, kas ten jisai blogas ar jisai geras, bet jeigu jisai teisus, aš visą laiką jį palaikysiu ir visą laiką jam padėsiu. Labas, labas. Labas, labas. Brangiausia žmona.